Tai pas žmonės atjukinimas irgi yra toks dalykas. Ir tas atjukinti vaiką nuo savęs ir padaryti savarankišku, tai yra labai automatinis dalykas. Kultūrinė prasme tai skiriasi ar ne? Skiriasi. Senais laikais Lietuvoje, kaip vykdavo atjukinimas? Arba į marčias, arba į žemės. Gerai. Maždaug kiek metų turėdavo būti? Moteris jaunesnė, gerai vyresnė būdavo. Taip. Buvo leidžiama jo. Tai vyrai nebūtinai išeidavo, ten tik tai gal vyresnysis likdavo, jaunesnėje ten kažkaip tai. Nu prisiminkim, tiesiog. Bet ne 18-kiniai. Ne 18-kiniai yra, ir 30 galėjo būti. Šeima gali gyventi. Šiaip tradiciškai. Nu, tai maždaug kaip būdavo. 30 metų pagalai, ten namą pasistato ar ten Vienu Lietuvoje buvo labai paprastai. Vyresnysis sūnus, jisai turėdavo maždaug apsivesti nuo 21 iki 30 tokių metų. Maždaug turėdavo tuo metu. Žmonai galėdavo būti nuo 16 maždaug iki 18, nedaug dievė 20 tokių metų. Nes jau virš 20 metų, apie 21 būdavo kas pagal mūsų tradicijas senmergė. Taip, jau senmergė. Tai senais laikais, taip būdavo. Ką darydavo, jeigu, pavyzdžiui, 3 sūnus, kaip pagal tradicijas pas mus būdavo toliau? 3 sūnus, ne? Nu, vyresnis viskas. Žemę negauna, žemę gauna. Taip, vyriausias gauna žemę. Ką tie 2 kudliukai daro? Už kuriais eina į žentus, išeina, išleisdavo, į kunigus leisdavo. Labai teisingai. Antras brolis dažniausiai būdavo kam skirtas? Būdavo bažnyčiai skiriamas. Taip, atiduodavo bažnyčiai arba eidavo kur nors, vat, kaip pasakyti, tokius, pas mus ir Lietuvoje ko gero bažnyčia, ir arba eidavo kur nors, kokiu nors tarnautojų dirbti. O jaunesnysis kam atitekdavo? Žentus išleisdavo. Arba į žentus labai teisingai išleisdavo, arba antras variantas būdavo koks? Eidavo mokytojauti eidavo. Jaunesnysis brolis eidavo mokytojauti, arba eidavo kažkur tai tarnauti, bet ne valstybiniai tarnyboje, o kokią privatų verslą, dar kažkur tai savo bizniuką turėdavo atidaryti, užtat keldavosi į miestą gyventi, amatais kažkokiais užsiimti. Turėdavo, nes žemės visiems ką, neužtekdavo, turėdavo kažką tai galvoti. Dažniausiai tai būdavo amatai kažkokie, vienokie arba kitokie. O merginos? O merginos nieko nebuvo. Buvo variantas taip, arba tu išteki, arba antras variantas eini į vienuolytės, trečias variantas eini auklytę dirbti ir ketvirtas eini mokytoją dirbti. Viskas, jokių variantų nebūdavo. Arba eini tarnauti kažkur tai šeimelį. Dabar žiūrim toliau. 100 000 metų atgal. Nu, prisiminkit, mokytis juk geografiją, ne? Pirmykštėj bendruomenė, kaip būdavo su ta branda, kaip ten būdavo su ta branda, kaip su to atjukinimu, koks buvo kultūrinis stereotipas. Tarp jo visur praktiškai vienodai. Išmokai vaikščiot lankyt, susirasti laisvę. Nu tai kiek būdavo ta socialinė branda, pirminė socialinė, tu dar nesuaugęs, bet tu savarankiškas, va tas savarankiškas, kiek būdavo metų? 13 kokia mergaitė. Ne. 11. Ne. 9. Ne. Dar anksčiau, šilta ar Anksčiau. Padėjo vaikščioti, 3 metai. 4 metai. Vaikas 4 metų turėdavo pats save savarankiškai išlaikyti. Ir va tuo metu įvykdavo atjukinimas įvykdavo. Mama, jis gyvendavo su mama, bet jis turėdavo maistą susirasti pats. Kodėl? Todėl, kad tuo metu mama jau nešiodavo ant rankų kitą mažiuką vaikutį. Taip? Kada 18 amžiuje būdavo vestuvės Amerikoje, Šiaurės Amerikoje, JAV, taip? Nuo kelių metų leisdavo pagal tuos kultūrinius. Sužadėtuvės ar kaip? Vestuvės? 14. Ne. Ne. Dar anksčiau. 8. Vat Amerikoje 18 amžiuje buvo išleistas įsakymas, kad neleisti vaikams, reiškia, uždrausta buvo atvesdinti vaikus, tai yra mergaitės 8 metų. Tai reiškia, iki to buvo ką leidžiama. Buvo specialiai išleistas įstatymas. Tai dabar aš noriu paklausti, tas atjukinimo kultūriniai skirtumai yra ar ne? O dabar žiūrim dabartinį laiką.
Danija, Švedija. Danija, Švedija. Kada įvyksta atjukinimas? 18 metų vaikas, tėvai pasikviečia, sukanka, už 2-3 dienų po, reiškia, gimtadienio, pasidina ir sako, taip, jeigu gyveni pas mus, tau kambario nuoma kainuoja tiek, šiluma kainuoja tiek, vanduo kainuoja tiek, už maistą susimoki tiek. Mums visai neįdomu. Kaip nori. Eini dirbti, eini užsidirbti ir taip vėliau. Antras variantas, eini į komuną, pas juos komunos yra, kaip pas mūsų seniūnijos, prašai pas juos pašalpos ir jie tau gali duoti pašalpą, jeigu gyveni su tėvais, nenori meluoti, apie 2000 kronų Danijoje yra, o jeigu tu eini gyventi komunai, tai yra 5000, tai yra atskiram, duoda tokie kaip bendrabučiai. Vieno kambario būtas, bet su viskuo, reiškia. Tai maždaug apie 5500 kronų. Nu tai kronos tai dalinkit per pusę, taip? Litus, reiškia, litais gaunasi. Tai kada įvyksta atjukinimas? 18 metų griežtai. Dabar žiūrim Saulėtą Italiją. Kada mama atjukina savo? Kai kada niekada, ne? Kai kada niekada. O dabar kultūrinė prasme, žiūrim, kaip pas mus Lituanijoje. Įvairiai. Įvairiai. Nu, būna, kai iki pensijos tėvai išlaiko. Aha, būna labai įvairiai, tai būna labai įvairiai. Vienodo stereotipo ką? Nėra. Užtat mes vėl grįžtam prie ko? Kada renkamės porą, žiūrėkim, ar mūsų kultūriniai dalykai sutampa. Nes jeigu yra labai didelis skirtumai kultūriniam suvokime, tai, pavyzdžiui, aš duodu pavyzdį, vyras įpratęs, kad mama, idėja tokia yra, kad tėvai turi mane ir valstybė tam tarpe šelpt iki ten, neaišku kada, ir jisai per daug jokios iniciatyvos socialinės ką nerodo. Mergaitė buvo 25 metukų, jai labai jau norėjosi tu jau to vaikučio, jau tų vestuvių, bilia koks pasitaikė, ateik būsi mano vyras, jūs sakė, gerai, ras vaikutis, o paskui jinai ką, pasiekit iš fantazijos, kokios yra pas moteris. Koks yra moterų? Moteris užtat labiausiai mėgsta dirbti kuo? Socialiniam darbuotojom, mokytojomis, taip, psichologomis, todėl kad visus, ką jos visus padarys. Jos visus išaugais ir padarys jos ką tokiais žmonėmis, taip? Mano mėlėjai, nereikia, man šito jau lėlė nereikia. Nueinam edukologijos universitetą, nueinam į kitus, kas ten ką mokosi, gerai? Ir pažiūrim, kas ką mokosi. Čia, žinokit, yra, žinot dėl ko, tai yra, refleksas. Edukuot vaiką, tai yra jūsų viduje, tai yra refleksas. Jūs, čia yra prigimtiniai dalykai. Aš tarp kitko noriu pasakyti, kad reikia to didžiuotis. Mano mielosius, reikia to didžiuotis. Kad pas jūs yra tas refleksas, nes jeigu pas jūs nebūtų to reflekso, tai jūs užmuštumėt savo vaikus. O pas vyrą su tuo yra problema. Aš rimtai sakau, vyras, jisai needukuoja, jisai mėgsta vadovauti. Jisai mėgsta į savo kompaniją priimti tuos, kurie pasiruošia. Todėl atkreipė dėmesį kultūrinius skirtumus. Iniciacija vyksta vyrų. Pas vyrus kaip iniciacija vyksta? Pademonstruok, sugebi ten atsimenęs valstybės, lanką mėtyt, tai yra dėti mėtyt, šaudyti, tai reiškia iš lanko ir visą kitą. Ta kultūrinė iniciacija būdavo visai kitokia. Pas mergaitę kaip įvykdavo iniciacija? Pradėjo menstruacijos ir ką? Ir tu viskas, moteris, ne? Viskas. Pas merginas labai paprasta. Todėl, kad esmė kas? Gimdymas. O pas vyrus tu vyrų tampi tik tada, kada tu gali sumedžioti, tik tada, kada tu gali ten grobį atnešti ir toliau. Kitaip sakant, vyras turėdavo įrodyti, visai kita yra. Ir ten nieks neklausydavo jo, ar tu mokai edukuoti vaikus ar nemoki. Niekam nebūdavo įdomu. Visi klausdavo jo, ką tu moki. Nes tu esi tas produktas, iš kurio galima gauti pridėtinę, ką tokią vertę. Ir va čia net genetiškai tai yra dalykai. Užtat va tas šaukinys, kad tėvystė veža, tai yra, mano manymu, švelniai tariant, netitinka daugeliu tų dalykų. Čia bandymas iš socialinės pusės padaryti spaudimą vyrų psichologijai, kad jie turėtų, jiems turi pradėti patikti vajevotis su vaikais, tenai keist pampersiukus, juos edukuoti ir nežiūrėti futbolo, ir negerti alaus, ir su draugeliais nesitūsinti. Tėvystės jausmų nėra. Jau aš žinojau šitą nuo 15 metų. Man vienas vyras pasakė, tėvystės jausmų nėra. Žinot, kas yra, aš pasakysiu, kas yra tėvystės jausmas. Aš didžiuojuosi savo sūnum, kad jisai tapo panašus į mane ir geresnis už mane. O čia yra tėvystės jausmas. Tėvas džiaugiasi tada, kada jis pasiekė rezultatą. Kada jisai pasiekė rezultatą, pradėjo vaikščioti, jisai pradėjo augti, pradėjo... Taip,
Ir va čia yra ne tik tradicijos, tai yra iš prigimties. Užtat vyrai labai didžiuojasi savo vaikais, kada jau jie pasiekia kažkokį rezultatą. Atkreipė dėmesį, jie labai didžiuojasi. O, mano sūnus, mano dukra, vyru, mano čia. O jeigu nepasiekia, tai... Nemato. Emocijos jų nemato. Taip, labai teisingai. Tai bet kodėl taip yra? Tai yra prigimtiniai dalykai. Aš neteisinu vyrų, bet tai yra prigimtiniai. Klauskit, kodėl. Nu pačius pagalvokit, sugalvokit. Nu mes ne vyrai. Mes galvojame, jie tas šeima, jiem išlaikymas, jie užkariavimas, o ką, paskui ten vaikas yra, šeima yra, vaikai rūpinasi. Todėl, kad jau Prigimtinis, patiria, kad jis, kuo daugiau padarys, iš jo pavyzdžio pasiekė. Prigimtinis. Žiūrint, iš dar anksčiau, 100 000 metų atgal. Svarbiausia gal savo giminę pratęsti tiek žinių. Ne. O jūs čia kaip norite. Gerai, ko vyrui reikia? Ko vyrui reikia? Ne. Vyrui tam, kad jie galėtų dirbti, reikia vyrų. O kas yra vyras? Tas, kuris moka. Kas išmokina? Moteris ir kiti vyrai, taip, jau išmokina tų dalykų. Bet esminis momentas, vyrui labai patinka kada vaikas moka kažką, tai ir aš jį galiu pasimti su savim kur? Į medžioklę. Kame esmė yra? Jis pasiema ką tokius, jis pasiema tos ir gerbė tos. Tarp jo pas vyrus labai tas pagarba, ne? Stipresniam, greitesniam, gudresniam, turtingesniam, aukštesnį statusą turinčiam, taip, pas jūs labai aiškiai šitas yra dalykas. Tai vat jam reikia ko? Mokančių. O moteriai labai patinka tas procesas, auginimo, mokyti, edukuoti. Galima pasakysiu, jums gal ir nepatinka, bet jūs tai galite išverti. Bet tai žinokit, dar yra tokie dalykai kaip ir visuomenės lūkesčiai. Galima pasakysiu, visuomenės lūkesčiai turi atitikti žmogaus prigimtį. Suprantat, turi atitikti žmogaus prigimtį. Nes jeigu mes darom prieš prigimtį, žinokit, gaunam visokių tokių rezultatų. Kur jūs ir dirbate. 100 000 metų minus 50 būdavo visada fizinė arba moralinė agresija iš stipresnių. Visada tai buvo. Valstybės kokios buvo? Smetona kas buvo? Demokratas? Ne. Nu tai va, jums grįžtam prie politikos įtakos. Kada buvo mūsų laisvoji Lietuva iki pirmo, antro pasaulinio karo, vyras valdė ar žmona? Kai vyras pasakydavo, neplauk, aš privesiu prie to. Ne, tai aišku vyrai, kaip pasakydavo, taip ir būdavo, taip. Ir dabar 100 000 metų tai buvo, visada. Ir dabar atsiranda tokia situacija, kada moteris sako, aš turiu teisės, aš protestuoju, aš nesutinku. Visą tą 100 000 metų kur yra galvoju? Kur yra galvoju? Čia. Pasipilna adrenalino, pasipilna testosterono, jisai aukštesnis dažniausiai, bus stipresnis ir ką jis tada naudoja? Ir dabar kas? Ar aš sakau tai gerai? Aš sakau, kad tai gerai? Ar aš sakau, kad tai gerai? Aš nesakau, tai gerai. Mušt moters negalima, bet kultūra 100 000 metų, nusėda mūsų kur galvoja. Ir tai va paimti per vieną 50 metų ir pakeisti, tai nėra taip paprasta. Užtat aš, pavyzdžiui, visom 4 pritariu, netgi tai pačiai programai. Aš pritariu tai pačiai programai. Pavyzdžiui, aš galiu pasakyti, aš pritariu tai pačiai programai. Tėvystė veža, aš visom jom pritariu. Bet nesitikėkit greitų rezultatų. Nesitikėkit, kad varas ir visi čia dabar geri pasidarė. Taip nebus. Todėl, kad velkasi tas šleifas to 100 000 metų. Ir čia negali viskas ir pasikeis per vieną dieną. O žinot, kaip pasikeis? Jau pasikeitė Švedija. Ar įdomu jums apie kultūrinius pasikeitimus Švedijai? Labai ryškus. Gal buvo kas nors ten? Atkreipė dėmesį, vyrai gražesni negu moteris. Ir su vaikučiais. Kodėl Švedijoje pasikeitė tokia socialinė situacija? Kodėl? Pradedam nuo ekonomikos. Kas yra kitaip? Biškai užvedus socialiniai rūpyboj, darbe. Ten santykis su mūsų. Pamąstykit. Moteris su vyrais. Mažiau moteris dirba. Ne, tai kaip tik moteris daugiau dirba, vyras mažiau dirba. Reikalavimai iš vyrų kitokie. Taip yra sukurta. Paprasčiau, moteris, dar paprasčiau. Labai. Švedijoje moteris.
moteris... išlaiko. Ne. Vyrus dar išlaikom. Palaukit, aš grįžčiau. Nu, jinai gali pati save ką padaryti? Išlaikyti. Laisvai. Tada vyro vaidmuo automatiškai ką? Jo, ir 67 procentai. Nesuprant, kada moteris, labai paprastas mąstymas, jeigu aš pati galiu nusipirkti butą, galiu mašiną turėti, laisvalaikį, išvažiuoti ir visą kitą, tai ar aš kęsiu vyro patyčias, taip, patyčias kažką. Tai neturi daugiau veiklų, tik tai moterį reguliuoti. Ne, palaukit. Tai aš kaip grįžkim prie moteris, grįžkim prie jūsų klienčių. Tai dabar, jeigu jūsų visos moteris, tai kalbam paprastai, jūsų moteris būtų visos, uždirbtų, grubiai tariant, Lietuvoje 5000 užtektų, kad būtų turėti mašiną, užtektų. Bet kiekviena iš čia ateinančių moterų po 5000 uždirbtų. Jos elgtųsi kitaip, ar ne? Tai viskas. Vat jums yra atsakymas į visas didžiasias socialinės tokias problemas. Išsinuomotų butą ir nusisamdyti advokatą, kuris viską sutvarkytų ir nereiktų mūsų. Tuo labiau, jeigu neuždirbtų 5000, jai net nereiktų pagalbos. Tai vat prie ko aš vedu? Dėmesio, prie ko aš vedu? Viskas keičiasi. Ką aš noriu? Tai vyrai pagražėjo dėl to. Dabar, Švedijoje moteris kokios nori, tokios yra. Ten su sportbačiais ir klasikiniu kostiumėliu, nieks nesidažo, ten viskas vienodai joms, o vyrai kodėl stengiasi būti gražus? Taip, todėl jie stengiasi tas moteris nors kažkiek tai ką padaryti, pritraukti savo. Nes pas mus tokie, tu gali būti baisūnas, visas iškleręs, ne? Batkių kišeniai turi, privažiavai su 2 Mercedes iš karto, ne? Sakai, į kurį nori sėsti, ne, gražuolė. Taip, ir ten ta gražuolė gali būti manekenė, kuri kišenė turi 10 litukų, jeigu vdrukas, kad grįžti, iš kur jis gavo iš tėvelių, nes nieko nedirba ir nieko neuždirba 800 litų, taip, kasuoj sėdėdama, vat jums ir atsiranda, tada atsiranda programos, tėvystė veža, ir tada tos programos veikia, 100% veikia. Todėl, kad jos yra pritaikytos kitai ekonominiai, socialiniai, tokiai situacija. Ir pas mus yra irgi dabar tokių moterų, kurios gali pilnai save išlaikyti ir pabandyk tu jai ką nors pasakyti. Pabandyk tu jai suduot ką nors. Ir ką tai... Prašau, pas mus būna tokių, kur pačios vyrai išlaiko, bet ir vis tiek gauna. Palauk, bet aš labai atsiprašau, jinai verslininkė aukščiausio lygio. Jinai uždirba 10 000. Ne, dirba verslo srity, yra būna klienčių, kurios tikrai va čia jau mano mielas, jau čia yra patologija psichologinė, socialinė, vertybinė ir visokia kitokia. Nežinau, mutantų visada yra, taip? Bet normaliai, pačios suprantat, kad pusė čia jūsų tų moteriškių nebūtų. Taip, jeigu jos turėtų visai kitas ekonominės, pabrėžuoti, ekonominės sąlygas. Jeigu ekonominės sąlygas ir nebūtų, bet lietuvių yra tokia prigimtis, kad ir jisai turi, ir jeigu aš turiu, bet aš vis tiek turiu jį damušti taip, kad jis pusę savo man atiduotų, neeitų vis tiek draskytųsi. Ne, tai per teismą, be muštynių, suprantat, viskas įvyktų be muštynių, būtų viskas per teismą, ramiai, todėl kad moteris jaustųsi, pirmiausia, jinai kitaip auklėtųsi. Pas jas mąstymas būtų kitoks. Todėl, kad jeigu jinai ateina į darbą ir jinai gauna tokį atlyginimą, kad jinai gali savarankiškai gyventi, tada jinai rinktųsi kitokius vyrus. Jinai neimtų alkoholikų, jinai imtų narkomanų, todėl, kad jinai tada sėdėtų savo ramiai. O jau mes, gražuoliai, turėtume puoštis, ruoštis, ateiti į bariuką, ten ją iššokti, rodyti, reiškia, visginto dėgytės ir visokius kitokius dalykus. O jinai sėdėtų su, tarp jo, geria, rūko labai daug jų. Ir žiūri tave, žinai, kaip dabar, bare, atvirkščiai. Mergo šoka, bachūrai stovi. Lietskai ir ką daro. Vat jums ir kultūriniai, kas tokie? Yra skirtumai kultūriniai, bet jie pagrįsti kuo? Ir gimtiniais dalykais iš vienos pusės, o iš kitos pusės pirmiausia ekonominė situacija. Ir jūs teisi, greit viskas nepasikeis, bet jeigu 10, 20, 30 metų stabiliai moteris uždirbtų tiek, pabrėžu, nedaug, bet tiek, kad jai užtenka pilnai save išlaikyti, sekanti moterų karta jau mąstytų visiškai kaip kitaip. Avat iš to ir atsiranda tie kultūriniai skirtumai, kuriuos mes turime atkreipti ką tokius dėmesius, kada gaunam savo ką tokias klientės.
Tai aš, pavyzdžiui, labai paprastai, čia šalia jūs turėtų būti darbo birža. Va čia, šalia. Tai kabinetukas, va čia, va, virtuvėlė kabinetukas. Tai reiškia darbo biržos centras. Ir visų žmonės ateina iš karto į darbo biržą, gerą atlyginimą joms, tai jos iš tikrųjų tada muštus kiekvieną dieną, kad papuls čia pas jūs. Viskas. Ir žinokit, daug kas įspręstų. Todėl nereikia, aš visą laiką sakau, nereikia tautai pudruoti ką tokių smegenų. Sudaryk sąlygas gyventi laisvai. Ir viskas bus gerai. Bet problema yra tai, kad tai padaryti yra gal taip. Lengva kalbėti, bet sunku padaryti. Taip kitko noriu pranešti jums liūdną žinią. Tai vad liūdną žinią pranešiu. Šiuo metu socialinė situacija pasaulyje yra tokia, kad jeigu nebūtų socialinio darbo, mes visi, ir tam tarp ir aš dirbu socialinio darbo, realiai versle reikia tik tai 40% žmonių iš 7 milijardų. Ką tai reiškia? 60% žmonių būtų bedarbiai. Bet valstybė, savivaldybės per surinktus mokesčius, per paimtas paskolas iš visokių fondų, sukuria dar krūvą įvairiausių darbo tokių vietų, įvairiausių, taip. Ir dėl to žmonės liktai turi darbą, bet jiems negali normalaus mokėti atlyginimo, taip. Nepaslaptis, socialinis darbuotojas apie 1000–1300, ne, viskas baigėsi, taip atlyginimai. Psichologai irgi panašiai, direktoriai daugiau, bet tai yra vis tiek tokie pinigai. Ir čia kaip tu besivartysi, vis tiek bus tiek. Kodėl? Todėl, kad tai yra socialinis darbas. Ir atkreipkite dėmesį Vilniui, Kaune ir visose miestus Lietuvoje tų darbo vietų, ką daro po biškį. Kaip, labai paprasta, uždarinėja mokyklas, ne? Kaimo mokyklas sujungia dar kažkokius dalykėlius, taip? Kodėl? Todėl, kad visi tie pinigai atsiranda iš kur? Iš nieko. O tie pinigai negali atsirasti. Todėl, kad realus ekonominis sektorius, va tas 40%, kurie gamina pridėtinę vertę, negali mūsų visų ką padaryti? Išlaikyti. Vat jums yra atsakymas. Tai mes papuolam liktai tokį, biškį tokį uždarą, tokį ratą. Nes va ta moteris ateis, pačios uždirba 1300 ir jūs jums pradėsit aiškinti, kaip uždirba 10. Tas vis ko jūs 10 neuždirbat. Suprantate, čia irgi moralinis klausimas yra. Čia vat visada va tas vat yra. Nes būkim realistai, taip Vilniui būtų nuoma. Kiek? 2 kambarių. 400 Tai gerai, tada gaunasi kiek? Jau gaunasi tada ant 2 po 4 maisto sudedam, 800 plus 800 būtukas, bet čia su šiluma ar su vandeniu ar be? Ne, čia Tai reiškia, dar šiluma vanduo, 3-400. Tai grubiai tariant, 2000. Tai dabar už 2000 atlyginimą gaut, tai nenoriu nieko žaisti, dar ir jums, ne visoms. Tai va, ką aš turiu minti, tai žinau, aš pats dirbu savivaldybės įmonė. Tai pas mus kaip, pas mus pašalpos moteriškės gauna didesnės algas. Tai va, ką aš noriu pasakyti, ir jums yra atsakymas į tai, kad iš principo socializuoti žmogų yra labai sunku. Ir dar vienas momentas, ką jūs paminėjot, pašalpų sistema, jinai tokia yra, kad iš principo socializuotis nelabai apsimoka. Tai daro įtaką kultūrą, ar nedaro įtakos kultūrą? Iš kur atsirado tas pasirūpink? Iš kur atsirado pasirūpink vargšų? Iš kokios religijos? Taip, krikščioniškos, ką tokios religijos? Taip, teisingai. O dabar paklausiu, pas musulmonus yra šitą sistemą? O dar pas kiniečius, dar griežčiau, pas kiniečius yra? Nėra. Kodėl Kinija klesti? Todėl, kad socialinės rūpybos nėra. Nėra socialinės rūpybos kaip tokio dalyko. Minimaliai. Visi žmonės turi dirbti, arba šeima jį turi išlaikyti. Arba šeima išlaiko, arba jį nedirba. Daugiau variantų nėra. Užtat visi dirba, užtat šeimos verslas, užtat visi dirba šeimoje. Senukas jis vos eina, bet jis vis tiek išeina ką daro. Pašluoja, taip ten pašluoja, obolius išdėlioja, suprantate, 80 metų, bet jisai dirba visą laiką. Todėl jokios socialinės rūpybos nėra. Tai va, pažiūrėkit, net grįžtant prie kultūrinių skirtumų, grįžtant iš kitos pusės, kultūrinis, religinis suvokimas situacijos keičia netgi mūsų visą socialinę tokią rūpybos sistemą. Viso šito nėra, todėl kad pasikeitė visai socialinė aplinka. Tai va, gerai, judam toliau. Penktas dalykas, veikla.
Dabar kultūroje yra leidžiami, jis yra neleidžiami, bet yra 8 adaptacijos būdai veiklos prasme. Pirmas būdas, kaip galima adaptuoti sociumą veiklos prasme, ir čia yra mūsų kultūroje labai priimtinas dalykas, užsirašom būti savininku, žemės, turto, ar dar kažko. Yra toks būdas, ar ne? Yra. Jisai yra mūsų kultūroje priimtinas ir nepriimtinas. Taip, jis yra labai priimtinas šitas būdas, tampi savininku ir taip toliau. Toliau. Antras būdas yra būti savininko, šitoj erdvėje esančių savininko pagalbininkų, taip, valdytojų, taip, valdytojų. Tai aš nesu savininkas, bet aš esu valdytojas, kuris valdo, ne, tas valdas, taip, tokia funkcija. Priimtinas socialinis vaidmuo, ar ne? Mūsų kultūrų. Man atrodo, visose, ne, kultūros. Atsiprašau, komunistų ir socialistų tai nepriimtinas, ne? Bet visur kitur yra priimtinas šitas dalykas, taip? Tarp kitko nepriimtinas ir pirmykštėse bendruomenėse. O irgi kultūrinis fenomenas, užimk Wall Street'ą. Žinot, kur užimt? Wall Street'ą, kur protestuotojai. Prieš ką protestuoja? Prieš save. Jeigu įdomu, galite susirašyti. 147 pasaulinės investicinės kompanijos valdo 40% pasaulio turtų. Ir šitas 40% turtas generuoja 65% pelno. Kitaip sakant, kiti, kurie turi 60% turto, grubiai tariant, jie generuoja tik 35% pelno. Kitaip sakant, jis yra nepelningos investicijos, nepelningas turtas, neduoda daug pajamų. Tai kas valdo pasaulį? Tai dabar prieš ką protestuoja šitie žmonės? Prieš šituos protestuoja ir prieš ką tokius? Prieš šituos. Čia yra išraiška, čia yra išraiška. Tai čia yra didžiulės investicinės kompanijos, pensiniai fondai dideli, tai bankai labai dideli, pavyzdžiui, Kinijos bankai yra keli, tokia pusiau valstybiniai jie, kur yra didžiulės krūvos finansų. Pavyzdžiui, Amerikoje visai neseniai Amerikai paskolino $500 milijardų. Kodėl kiniečiai susirūpino Ameriką? Aha, kad Amerika bus skolinga kiniečiai. Ne. Todėl, kad jeigu amerikiečiai už tos 500 milijardų nepradės pirkti kinietiškų prekių, Kinijoje sustos visos gamyklos. Tai turi jiems duoti pinigų, kad jie iš Kinijos vėl nupirktų. Ir jūs labai teisėjai, paskui Amerika tampa skolinga Kinijai ir turi prie Kinijos, pavyzdžiui, labai tokios diktatoriškos politikos, ką daryti, derintis, taip? Viskas. O skolininkas visada yra mano ką tokio kišenė. Kaip aš jam pasakysiu, taip ir bus. Gerai, trečias būdas, kaip veikti, tai yra iš karto galvokit. Noriu užduoti klausimą, jūsų merginos gali tapti savininkės? Ar turit savininką tarp jūsų merginų? Šiandieną, kurios yra stacionarė? Nėra, gaila. Toliau, turit valdytojų, kurios yra didelės, valdo po 100, po 20 žmonių? Ne. Iš karto viskas dėliojasi, viskas labai gražiai dėliojasi. Kaip ir maniau. Toliau galima būti specialistų. Dabar specialistai yra dviejų rūšių. Tai dabar pirmas specialistas gali būti tas, kuris padeda šitiems valdytojams valdyti. Pavyzdžiui, inžinieriai. Užsirašykim gal tiesiog, kad būtų aiškiau, nes paskui bus aišku. Inžinieriai, techniniai darbuotojai, darbininkai, taip, kurie gamina kažkokį aiškų produktą, ne? Kažkokį aiškų produktą. Tai dabar tarp jūsų merginų yra tokių, kurios gamina pridėtinę vertę ir... Tokios jau. Inžinierės tokios, žinot, kur sukuria realiai kažką, tai va tokio. Ir kita grupė pardavėjų, yra kita grupė specialistų, vadinama aptarnaujančių, va šituos visus aptarnaujančių. Tai yra gydytojos, socialinės darbuotojos, taip, psichologės, pardavėjos, taip. Tai va čia šitie va žmonės aptarnauja va šituos. Aptarnauja šitos, taip.
Jau čia yra jų užduotis, aptarnauja taip šitos. Tai dabar, dėmesio, kas gauna didžiausias pajamas? Tai aišku, va šitie viršutiniai 3, ne, va šitie 3 sluoksniai. Šitie jau gauna likutinį, ką tokį gabaliukį. Toliau, sekantis, 5 būdas, tai yra legaliai atimti. Tai va, tai labai teisingai, tai yra valstybės institucijos. Taip, valstybės institucijos, dirbti valstybinėse institucijose ir iš ten tu legaliai gali atimti, ne? Tai kas yra? Mokesčių inspekcija, sodra, sanapideminė, visos tos kontroliuojančios institucijos, kurios gali arba duoti, arba ką, arba neduoti. Tu jiems turi, už tai, kad tau leidžia kvėpuoti ir gyventi, turi mokėti kažkokius mokesčius. Netgi imdamas licenciją, pavyzdžiui, jūs visos galite suaugusių mokymo licenciją, nepasėti, arba socialinės rūpybos. Jūs turite valstybei ką daryti? Mokėti. Tai čia yra vadinamas legalus atėmimas. Toliau įsirašom dėmesio jau blogi dalykai prasideda. Tai yra nelegaliai atimti. Reketas, toliau banditai visokie, ne, ten vagis visokie, vagis labai teisingai. Toliau, turi tokių? Septintas mūsų kultūrai, pabrėžiu, mūsų kultūrai leidžiamas būdas, tai yra prašyti. Tai yra kas? Bedarbiai, taip, žmonės su negale, vaikai, patys kurčiausi žmonės pasaulyje. Kas yra? Mūsų kultūrai, patys kečiausi, labiausiai adaptuoti. Bomžai, teisingai. Tai yra rinkti, ne? Surinkti. Rinkėjais iš senų laikų. Tai yra pas mus bomžai, taip, bomžai. Paskui yra tie, kurie dabar dirba, kaip jie tokie, patys save išlaiko, tokie žmonės, kurie patys save išlaiko. Tai jie tokie pusiau bomžai, bet jie žino, iš kur galima ką susirinkti, kur išmetamas pažinai. Liaudiškai pasakius, tai yra 3 būdai, kurie yra sociumui visiškai nepriimtini, taip. 2 būdai, kurie šitie 2 būdai, kurie sukelia ką tokius įvairiausius, tokius trupučiuką pasipriešinimus, taip. O šitie būdai yra tie, kurie praktiškai visą sociumą, ką daro, maitina. Tai dabar jūsų mergaitės, ponios, moteris, ne, į kurią pusę krenta? Jos šičia, tos, kurios kuria pridėtinį vertę? Ne. Jos tos, kurios valstybės funkcijas kažkokias atlieka. Ne. Jos dažniausiai kurioje vietoje? Šitoj pusėje, ne? Tai vat jums ir problema. Ir tada... Bet aš turiu minėti, tai yra vis tiek mūsų kultūrai, pabrėžiu, kultūrai nepriimtini dalykai. Tai yra nepriimtini iš tikrųjų. Ką mes bomžus mylim, vagis mylim, mes nemylim visų tų žmonių, taip? Ką mes jau labai mylim tos prašančios viduj, taip? Galite užsirašyti. Šitie mes turim būtinai duoti, gal aš kitaip pasakysiu. Šitie privalo šitiem duoti, kad šitie visi susirinkę jų nesuėstų. Labai paprastas dalykas, taip? Labai paprastas dalykas. Tai čia yra, tu moki už tai, kad tu jaustumsi ką? Truputį, pabrėžiu, truputį saugus. Tam yra kalėjimai, tam yra jūsų centras, tam yra daugybė visokių įstaigų, kurie rūpinasi, kad tie žmonės nešokinėtų ant šitų, nevoktų, netiminėtų, nevaikščiotų ten, kur nereikia, ir spręstus kažkaip tos problemos, taip? Kad paskui nebūtų kaip kokie nors Brazilijoje, čia pat turtuoliai važinėja ir čia pat guli vargšai žmonės, kurie visiškai nieko neturi, taip? Tai va čia yra tas kultūrinis skirtumas, todėl sukūrėma visą socialinę rūpybą, kurio šitai žmonėmis ką daro, rūpinasi. Tai dabar veiksmų prasme ir kultūros prasme yra labai aiškus būdai, kaip reikėtų išgyventi. Dabar, jeigu valstybė tampa totalitarinė, tai, pavyzdžiui, Rusija, Kinija, kuris segmentas prie va šitas, tai vidurinis. Daugiau atimam, perskirstom, ir taip toliau. Šitiem biškučiuką kas sunku. Šitų netgi biškiai apmažėja, nes valstybė perima kai kurias funkcijas. Laisvoje šalyje
šitų labai daug, bet tada šitie visokiais gudriais būdais nuo šitų ką daro, surenka pinigėlius, dalį duoda kad šitiem, kad neprotestuotų, nerėktų ir nešauktų. Tai veiksmų prasme, kada vat ateina žmogus pas jūs visada galvokit, į kurią vietą ją įmesti. Ir kultūrinė prasme, kas yra mums geriau, kas mums yra geriau. Nes iš principo jūs turėtų mokėti pinigų, žinot už ką. Kiek iš čia perėjo čia. Vat kiek iš šitų perėjo čia, vat, turėtų būti premijinis fondas. Ir pavyzdžiui, įdarbinau, uždirba ten 2000 litų, pati save išlaiko, gerai padirbėjai. Tai tada jūs ne tik tai ieškotumėte čia socialinio būsto, ten visokių ten, kurie apgyveninti, jūs pultumėte ieškoti, kur čia ją išmokinti, kur čia ją darbą surasti ir visą kitą. Žinoma, jūs tai ir darote. Bet aš manau, kad tai įtakotų ir jūsų. Bet va čia yra labai svarbu mūsų pačių kultūrinis mąstymas, kaip mes patys mąstom ir kaip mūsų valstybė mąsto.